For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. Tai sveiki bičiuliai, 100 metų, be 1 metų, ar ne? Nepasigėdot? Turbūt, kad ne. Tai va, sezoną atidarėm, vasarą praleidom negaudę ir praktiškai atėjo rudenėlis. Tai taip jau gaunasi, ne viskas priklauso nuo manęs. Daug ką įtakoja ir veikla, ir šiek tiek naujų veiklų sugalvojimas, nauji projektai, užsiėmimai papildomi ir vasara gavosi taip, kad jinai nebuvo joje žvejojama, bet tiesiog pagavimų nebuvo. Ir kaip pavyzdys, ant mano mylimiausios balos, kaip pasakau, ant dzūkų širdies, buvo taip, kad kibimai nukrito iki 0 ir išsilaikė labai ilgą laiką ir šiandien turime mes jau rugsėjį. Ir situacija tokia, kad gali būti, kad ir šiandien bus pilnai 0, bet ne vienas bičiulis sutiktas sakė, Laino, kur video, kas pasidarė, kur dingai. Tai visgi atsidūriau šiandien ant vandens, dienelė faina, smagi, saulėta, aišku, bus įsibėgėjus dienai daug vėjo. Nu, taip turėtų būti 4-5 metrai vėjo, tai jau bus ant šitos didelės balos bangos geros. Tai va, bičiuliai, ištrūkau šiandien. Nežinau, ar jums bus ką parodyti, jeigu bus, vienareikšmiškai viską pamatysit, jeigu nebus, tai kažką reikės vis tiek parodyti eigoje. Tai gal daug nedelsiam, daug nešnekam, leidžiam meškeres ir kaip visada plaukiam ir pasižiūrim, ar mums šiandien kas pasiseks. Gerai nenuvirst. Nėra didelė, bet įvertėm. Pirma, oi kaip smagu, sakiau su 0 reikės grįžti, bet išplauta, iškentėta. Gerai, pasikoreguoju maršrutą.
normaliai. Tai va, džiugu, pirma lydekaitė šiandien sąlygos, kaip mato, kaip ir sakiau, vėjas yra didelis, jau laivą kelnoja, tai normaliai. Tai va, ką bičiuliai, plaukiam toliau, gal dar bus kas. Taip, bičiuliai, tiek. Turėtų sudėtingą dienelę. Vėjas didelis, bangos didelės, kipimas vienas. Tai gerai, kad nenulis. Kas pasidarė iš tai balai, sunku ką pasakyti. Šitą vasarą, tai čia visiškai minimaliai. Paplauko kavos tikrai, bet kaip minėjau, kad nėra ką parodyti. Tiesiog iš nieko kito nepadarysi. Tai šiandien jau nusprendžiau parodyti, kaip yra. Tikriausiai, kad kita žvejyba bus jau kitam ežere. Įsivažiuoti kitus vandenis. Likit sveiki, iki kitų susitikimų. Laukiam rudenio, manau, tai ką laukiam jau rugsėjį. Ir manau, kad pradės vėst vanduo, kur nors atsirišus.